Sveiki, mėlyjeji. Noriu Jums perduoti žinutę iš protėvių per orakulo kortas Angelai ir protėviai. Ištrauksiu kiekvienam ženklui po kortą. Čia bus pirma dalis – 6 zodiako ženklai. Vienams iškrito 2 kortos – valdovas ir žvaigždžių stebėtojas. Taigi valdovas. Tradicinėse taro kortose jis yra imperatorius. Ši korta rodo jūs pačius kaip signifikatorių. Tu žinutė, nebijokite imtis vadovavimo ar naudoti savo balso, būkite stiprūs. Kaip matote, šiame orakule valdovas laiko lazdą ir nešioja ragų vainiką, parodydamas, kad jis tvirtai laikosi žemėje ir saugo savo žmones. Jo didinga išvaizda rodo, kad jis turi skonį geresniems dalykams gyvenime, tačiau jis yra jautrus tiems, kuriems mažiau pasisekė nei jam. Jei jaučiate, kad jūsų gerumas ar dovanos yra laikomos savaime suprantamomis, laikas tai pakeisti. Nėra jokio pasiteisinimo blogam elgesiui, o protėviai skatina jūs laikyti savo pozicijos ir reikšti savo nuomonę su nuožmia meile. Turite energijos ir galios įveikti dramas ar energijas, kurios nepadeda jūsų augimui, ir laikas perimti kontrolę, kol neatsidūrite situacijoje, kurioje nenorite būti. Ši korta taip pat suteikia ambicijų energijos ir gali parodyti, kad turite potencialo kilti karjeros laiptais. Bet tik tuo atveju, jei elgsitės autoritetingai ir parodysite, kas esate iš tikrųjų. Antra korta – žvaigždžių stebėtojas. Peržvelkite savo ribas ir patikėkite, kad neįmanoma yra įmanoma. Ar kada nors prisimenate, kad vaikystėje svajojote apie žvaigždę ir nekaltumo kupini tikėjote, kad jūsų noras išsipildys? Žvaigždžių stebėtojas jungiasi su kosmoso energija ir primena jums, kad turite gebėjimą gauti visatos palaikymą. Jo apsiaustas su savo spindesiu ir šviesa rodo, kad esate arčiau visatos energijos nei manote. Jums nereikia jos ieškoti, ji jau yra. Taigi žvelkite toliau, nei esate ir kurkite dar didesnės svajonės, vizijas ir tikslus, nes kosmoso galia ir pagalba šie norai išsipildo. Nėra nieko, ko negalėtumėte turėti ir pasiekti. Šiuo metu yra galimybė išgydyti seną žaizdą ar trūkumo ir nepakankamumo jausmo modelį. Anksčiau dažnai negalėdavote pripažinti savo vertės ir patikėti, kad nusipelnėte palaiminimų. Protėvių išmintis primena jums. Esate talentingas žmogus, kupinas stiprybės ir turite gebėjimų reikalingų paversti savo beprotiškiausias svajones realybę. Jaučiams iškrito korta ragana. Raganos korta simbolizuoja pagonybės ir šiuolaikinės Vikos trigubos deivės mergelės aspektą. Mergelė yra švelnus, nekaltas ir tyras deivės aspektas, mylinti siela, kuri nieko nenori, bet geriausia visai žemei. Čia prie jos prisijungia raguota pelėda, parodydama, kad ji nori gerbti tuos, kurie turi daugiau išminties ir patirties nei ji, bet taip pat nori pasitikėti tuo, ką jaučia esant teisinga viduje. Ši korta jums primena apie gerumą savyje. Pasirinkite aukštesnį kelią ir rinkite šviesą, atsiribokite nuo žemesnės energijos patirčių. Nesvarbu, kas vyksta su jumis ar aplink jūs, jūs turite pasirinkimą. Pasirinkite nebūti įtrauktiems į dramas, kivirčus ar energijas, kurios tik apribos jūsų džiaugsmą. Jei jūs supa žmonės, kurie yra priešiškai nusiteikę prieš jūs ar ką nors kitą, arba esate neigiamoje situacijoje, galbūt savo darbovietėje esate kviečiami būti šviesa, esate neįtikėtinas žmogus, kuris tikrai gali atnešti šviesą. Taigi kaip galite pakeisti energiją? Kaip galite nukreipti pokalbį į meilę? Kaip galite apsisaugoti? Kaip galite padėti žmogui, kuris yra persekiojamas? O gal esate tas, kuris kaltas dėl dramos sukėlimo? Jūs žinosite atsakymus. Taip pat žinokite, kad esate skatinami skleisti šviesą, kuria gimėte dalytis. Dvyniai. Iškrito korta Šaolino meistras.
Šaolino vienuoliai praktikuoja čan budizmą ir yra kung fu, meno bei tradicinės kinų medicinos meistrai. Šaolino medicina tai mokymasis prisitaikyti prie situacijos ir pasinaudoti kūnų tekančią energiją ir ją išsaugoti, kad galėtumėte išlaisvinti tinkamu momentu. Tai taip pat moko subtilumo, nes kai esi stiprus, sunaudoji per daug energijos, o tai gali nepalaikyti to, ties kuo dirbi. Šaolino meistras, kaip ir vienuolis, gerbė viską. Čia pavaizduotas laikantis maldininką, vieną iš šaolino kovos menų formų. Jis yra drausmingas ir vadovaujamas savo meno ir niekada jo nenaudos, kad sužavėtų kvailius ar atrodytų stipresnius už tą, kuris jam kelia grėsmę. Jūs taip pat esate kviečiami išlikti grakštų savo judesiuose, pasirinkimuose ir veiksmuose. Lėtai ir subtiliai, kvėpuok ir tekėk, taikykis švelniau. Esate vedami tekėti kaip vanduo, pūsti kaip oras ir susijungti su savo tyriausiais ketinimais. Nesijauskite priversti skubėti, švelnesnis požiūris bus vaisingesnis ir naudingesnis. Judėkite subtiliai ir grakščiai. Siekite aukštumų, bet taip pat paklauskite savęs, kaip galite judėti kartu su gyvenimo tėkme, o nestumtis prieš ją. Ar šiuo metu galite sutelkti savo žvilgsnį, ar galite sulėtinti tempą, arba skirti daugiau laiko sušvelnėjimui ir kvėpavimui judant į priekį? Visa tai bus nepaprastai naudinga tam, kas nutiks toliau. Vėžiams iškrito pati korta – ruduo. Ruduo tai laikas, kai medžiai ruošiasi ilgai šaltai žiemai ir turi atsikratyti viso svorio, kurį neša, kad galėtų toliau augti ir klestėti. Kartais ir jūs turite atsikratyti kažkokio savo aspekto, kad galėtumėte toliau augti ir klestėti. Varnas rudens kortoje rodo, kad šiuo metu yra galimybė išgyti. Keltų gyvūnų medicinoje varnas yra gydymo ir iniciacijos paukštis. Jo atnešamas gydymas yra pokytis, leidžiantis jums pereiti į galingesnę psichinę erdvę, kurioje galite geriau suvokti savo poreikius ir troškimus bei būti geriau palaikomi. Paleisk visą jūs lekiančią įtampą ir lūkesčius, atsikratykite visko, kad galėtumėte atsigauti prieš žengdami į atsinaujinimo laikotarpį. Jūs žinote, kas sunku, kas jūs stabdo, ar tai žmogus, situacija, sapnas. Kaip medžiai rudenį paleidžiantys lapus ir vaisius, laikas tai paleisti. Kai laikotės, bandote kontroliuoti realybę ir tai niekada neveikia. Kai paleidžiate, sukuriate erdvės naujam gyvenimui. Jūs veda jūsų angelai ir pati gamta, kad paleistumėte viską, kas trukdo jums judėti į priekį. Ir jūs galite tai padaryti. Kai rudens korta iškrenta, tai gali reikšti, kad ateinantis ruduo atneš svarbių energijų susijusių su jūsų klausimu ar ketinimais. Atkreipkite dėmesį, vėžiukai, jūsų valdovas yra mėnulis. Simbolis esantis ant kortos rodo, kad paleidimas vyksta jūsų viduje. Liūtai. Jūsų korta dangaus tėvas. Dangaus tėvas daugelį religijų ir mitologijų minimas kaip Dievas tėvas. Jis yra žemės motinos atitikmuo daugelį tradicijų. Taigi ši korta atstovauja universalioms vyriškos energijos jėgoms, energijoms, į kurias žmonės šaukiasi ir į kurias žvelgia ištikus bėdai ir dėkingumo jausmui. Dangaus tėvas įasmenina jūsų santykį su dieviškomis vyriškomis energijomis ir galbūt labai galinga vyro ar tėvo figūra. Pasitikėkite, kad jūsų kelias klostosi būtent taip, kaip jam reikia. Jūs turite asmeninį ryšį su didžiuoju tėvu. Žinokite, kad jis su meile veda jūs į priekį. Esate savo gyvenimo bendrakūrėjas ir kiekviena jūsų mintis, jausmas, ketinimas ir emocija kuria kelią į priekį. Tačiau jums nereikia žinoti kiekvienos smulkmenos apie tai, kas nutiks prieš jūs. Kai pasirodo ši korta, esate skatinami atsitraukti ir pasitraukti iš savo kelio, nes yra didesnė jėga, kur yra ne tik aplink jūs, bet ir jumyse. Ir dangaus tėvas kuria jums geriausią įsivaizduojamą patirtį. Priėmę tai, leisite stebuklingai energijai ateiti į jūsų gyvenimą.
Taigi žvelkite į dalykus iš aukštesnės perspektyvos, kaip erelis kortoje. Ši korta taip pat gali pasirodyti, kai atsiranda galimybių pagerinti ryšį su tėvu jūsų gyvenime. Jei jūsų tėvo figūra yra danguje, žinokite, kad jo dvasia artėja. Jei jis yra žemėje, yra galimybė ką nors išgydyti, nesvarbu ar tai būtų praeitis ar dabartis. Mergelių korta – ugnies sargas. Ugnies sargas atstovauja ugnies angelams. Ugnis yra energija, kurios daugelis žmonių bijo, bet neturėtų bijoti. Degantys troškimai gali lemti didelį išsiplėtimą. Leiskite ugnies sargui jums padėti, pažadinti laukinę savo pusę ir sudeginti bet kokią baimę ir gėdą, stovinčią tarp jūsų ir jūsų troškimų. Kai pasirodo ši korta, jums primena, kad aistra yra galinga ir ją absoliučiai skatina dvasia. Susisiekite su savo troškimais. Kibirkštys gali nuvesti į kažką gražaus. Šiuo metu jūsų angelai jūs veda susisiekti su galinga troškimo energija. Jei neseniai užsibrėžėte tikslą tyrinėti savo seksualinę pusę arba tapti seksualiai atviresni, troškimo ugnis gali sudeginti visas senas nesėkmes, kurios trukdo jums išreikšti tą savo prigimties dalį. Jei esate santykiuose, ši korta gali rodyti stiprų dvasinį ir seksualinį ryšį. Tai buvo pirma dalis 6 zodiako ženklams. Antrą dalį padarysiu artimiausiu laiku. Noriu pasakyti, kad žiūrėkite ne tik, kur randasi jūsų saulė, ascendentas ar mėnulis, bet taip pat ir kuriame ženkle yra planetų steliumas, kur yra daugiausia planetų. Iš patirties pastebėjau, kad to ženklo energija būna suaktyvinta ir tai taip pat labai stipriai veikia. Jeigu nežinote, kur jūsų ascendentas, mėnulis ar planetų steliumas, rašykite, padėsiu, komentuokite, rašykite, ar jums surezonavo, dalinkitės. Dėkoju už bet kokį jūsų palaikymą.